Ar girdit? Varlytė, paukščiukai ir sveiki visi ant liniuko, tik šį kartą su botagu. Tuoj prašvis, pamatysit. Nauja vieta prasivaliau spiningaudamas ir pirmas bandymas. Mačiukas truputį pabodo, tai šiandien bus tema liniukas ant botago. Dabar po 4:20 lūdelė jau matos, atsistigavau gylį, galima daryti startinį. Pašarus maišiau iš vakaro, tradicinis savo receptą sensaso lyną ir dadėjau tą medaus kvapą, damušinėjau. 3 žvejybos šitą receptūrą, visos 3 geros. Viena labai gera, viena 2 liniukai, viena 10 žuvų, 5 karosai auksiniai, 5 linai. Ir dabar bandom 3 kartą. Startui 4 apelsiniukai. Tokie. Ir žiūrėsim visiškai naują vietą, nesenai valiausi. Su draugu, su Edgaru buvom. Prieš 2 dienas pradalgiavom. Žiūrėsim, ar sureaguos, kai visada dar ieškom. O kai rasim, tada žirniuką ir skerdyklą. O, tas. Pirmas, chebra, pirmas, neik. Geras bus. Oi. Lyk. Ai, koks kaifas. Ir įlindo į žolės. Kai su botagu kaifuojam. Nepavargsta, bus geras kilinis, tai drąsiai. Nepykit už šitą vaizdą kameros. Labai netikėtai nespėjau nusistatyti. Apie 1,5 gero kilogramo. O Jėzau, širdelė virpa. Pirmas naujoj vietoj. Klaidos. Graibštas per trumpas. Antra klaida. Antra klaida mano. Kažkas iššoko lydekas. Guminių nepaėmiau su paprastais batais. Šone kaimynas sėdi. Irgi traukia. Įvarėm beveik duplėtą, kaip gražuolis. Prieš darbą atvaręs. Dažnas toks dalykas, tai realiai turim atvažiavau po 4:20 ir be 5:07 jau turiu nusiimti, nes reikia lėkti Vilnių į darbą. Bet pilnai tų poros valandų užtenka atvažiuoti pagauti 1-2 gražias žuvies ir tada darbiau lengviau dirbas. Vieta tokia. Ne pati ta, kad gaudyt botagu, o
truputį prasišinavau, bet patys matėt, ne? Jau taip ant ribos aš jį paplėšiu. Nepykit už tuos vaizdus, labai sunku filmuoti su kamera, bet kažkaip pasistengsim kažką parodyti. Pati mano meškerėlė gaudau su pitaku, su 5 metrų botu Sensas Amborella. Tai vat kas ieško tokio kotelio, kad ir lynui tiktų, ir karosui prūdė, ir tai pačiai aukšliai, rekord 195 serija Sensas Amborella. Galima ir ant griežto paimti, tai nėra aukščiausia klasė, bet balansas tikrai geras. Ir va būtent tokiai čiučiut, sakyčiau, didesniai žuviai. Smulkė tai kas be ko, bet nėra jokios bėdos ir liniuką, kaip matėt, 1,5 kilo žolėse susitvarkiau. Apie patį valą, ne? Valą rišau pagrindinį 16, pavadėlis 14. Svarbu, nelūžta, žinokit, tos meškerės, jeigu nesąmonių nedarai, tai nėra jos tokios trapios liaunos, o malonumas yra, įspūdingiausias. Iš visų meškerių turbūt pati maloniausia žuklė yra botago. Tai meškerės ryte to niekad neatpirks, kai visa jėga žuvies, visas ėjimas iš šono pareina tau tiesiai į ranką, neturim jokio stabdžio, tavo vienas stabdis yra tiesiog valdyta žuvį kotų blankų ir savo ranka. Tai kažkas tokio, valas įsitempęs, viskas atrodo ant ribos, bet kai nugali tą žuvį, tai geras jausmas. Tai rekomenduoju nuo tilčiukų, nuo krančiukų, visur tinka, tik reikia pasirinkti gylį. Iš tikrųjų daug sulaukiu klausimų, kokį ilgį pasirinkti meškerės, tai visiems gyvenimo atvejam reikėtų turėti 3, o pradėti reikėtų turbūt gal nuo 5 metrų. Tada reikia 7 metrų būtinai. Ir tikrai reikia 4 metrų. Ir tada turėsit visom gyvenimo sąlygom. Raudelės pristojo, prašvyta. Kokį ilgį reikia pasirinkti meškerės? Tai pagal žuklės vietą, ne? Grubiai. Jeigu jūs gaudot, tas botas yra toks dalykas, aš pridėjęs nemažai video, kad jeigu jūs gaudot su tam tikrą meškerę, jau aš rytės nėra, toliau neužmėsiu, ne? Arčiau galiu, bet nelabai patogu, o toliau iš vis neužmėsiu. Todėl reikia prasiskaičiuoti prieš perkant meškerę, kokios jums reikia. Pavyzdžiui, ne? Turim 5 metrų meškerėlę, mūsų gylis yra apie 2 metrus, tai reiškia, aš dabar žvejoju 7 metrų atstume nuo kranto, ne? Jeigu jūsų sąlygos yra kažkokios kitokios, ne, ten pavyzdžiui, jums reikia 10 metrų nuo kranto gaudyti, o gilis 4 metrai, tai grubiai jums reikia 7 metrų boto. Iki 7 viskas gerai, normalu. Iki 5 iš vis galima pirkti pigesnę klasę, nėra jos per sunkios, o jau 6-7 reikėtų truputį investuoti pinigėlių, nes, sunkus daiktas jau nelabai palaikysit. Aišku, galima ant koliuko pasidėti, nėra jokios bėdos, pasidaryti, jeigu patogu. Pavyzdžiui, kaip aš dabar pasidaręs, tai taip, atsisėdu, kai atsibostu, ant kolelio padėjau ir kitą ant keliuko. Meškerėlė visada kontakte. Ir vaikus mokinti realiai reikia su šita meškerė, prūdė, karosėlius, aukšlės. Viską gaudyti su botu yra fantastika. Kojelė smulki, ne raudelė, o kojelė. Ne raudelė, o kojelė mums trukdo.
Dar vieną patarimą esu jums sakęs, bet pasikartosiu. Jeigu žvejojat su botu ir matuojat gylį, tai matuojat gylį kaip gaudot, ne? Nes gali būti, jeigu jūs va tai va atsistoja, įsimatuosit kažkur va ten, tai nestovėsit visą laiką va tai va rankos ištiesus. Tai užpuolė zarazas. Tai matuokit, kaip sėdit ant kėdės, taip ir matuokitės gylį. Užsimetėt, atsimatavot ir tada niekad visada žvėjosit savo šėrimo taške. Nes labai dažna jaunų botininkų klaida, kad pradžioje atvaro, vos ne gylio neatsimatavę susišeria ir po to pradeda žvejoti ir ką daryti. Tai ne. Kaip žvejojam kokioj padėti, taip ir matuojam. Kaip išsigandau. Į telefoną užsižiūrėjau. Draugelis parašė. Atsisuku, plūdės nėra. Fū. Kojos, gražios kojos. O! Kas čia? Kas čia, chebrytė? Kas čia? Nu kaip į darbą varyt? Taip. Ui, geras! Oi, geras! Čia bus link pusantro. Matot, kaip botagas gesina? Matot, kaip botagas gesina? Nu, kaip karšis. Oi, kaip karšis. Opa! Rankelės dreba. Kai mama. Kai mama, Čia daugiau nei pusantro, čia nežinau. 1,6, 1,7 turėtų būti. Ką? Antras gražuolis. Ko daugiau norėt. Nu, kur tas kablys, kur tas kablys. Gerai tie botagai prigesina, tas smūgių žuvies, jeigu suvaldai, jeigu žuolės įėjo, jau tada turėk reikalų. Bet jeigu neįėjo, matėt koks kaifas, ne? Bum, bum, biškį pramegojau, kibimą. Rankos dreba. Fantastika. Kukuliuką ir dikoldėsios daiktus. Oi, gerai būtų dar vieną, bet jau užtenka emocijos. 2 žuvis iš ryto, ko daugiau norėt. Kibimų yra, veiksmo yra, fantastiškas rytas, tik laikas bėga. Kaip visada per greitai. Jau pieniai bėga pas raudelės. Turi daryti išpilį. Eik tu savo, kibimo turbūt neužfilmavau. Ai. Bet žolėse nesuvaldžiau, bus vėl arklys baisus. Ir daiti neina. Yra jis dar tenai, bet jėgos kaip pasvelnė. Nu šiandien visi dideli. Hebra, visi dideli. Kaip čia jį paimt? Čia jau mirtinai. Ką mirtinai, paskutinė žuvis ar taip į darbą reikia eiti. Nu, žiūrim, kas čia bus. Gaila batų. Yra jis dar. Oi, lenkia. Lenkia tu. Ramiai būk. Nu, taip gaila. Ir visada tai būna, daiktus dėjau.
Užsižiopsojau jau, kai atsisukau. Kažkur nuėjęs buvo. Stojamės, pabūk gražolį. Kaip visada tie video tokie, pažiūrėsim, pavyks čia mums išgelbėti, nepavyks. Bet tai baigės visą žvejybą. 3 žuvytės buvo, kaip per 3 valandas. Manau, nereik varyti Dievo į mėlį. Tuoj dar įsimaudysim. Konkreti žvejyba ir visi tokie arkliai. Neblogi, tikrai linai prasideda dabar. 2 savaitės bus pats gazas. Iki triusikėlio ėmame graibštelį ir stengiamės nesulaužyti kotelį. Hopa. Nu įdomu, yra jis dar ne. Va, matėt tą plūdę, kaip paskau. Papildomas kliuvinys. Būt vieno taško plūdė, būt gal ir išėjęs iš tų aerų. O kai 2 taškuose tvirtinama, užėjo antenėlė ir mamytė. Kas čia daros, hebra? Ir gilio yra. Ir žuvies yra. Nu. Ah! Nu nėra toks jau baisus, kad virš kyla tai tikrai. Bet, kaip sakant, išgelbėjau žuvį. Gerai gavęs. Vėl toks keistokas video gavos, bet tuo ištrauksiu šium žuvytę, parodysiu. O, darbo vieta. Trys gražuoliai. Trys gražuoliai chebrytė, va tokie va. Liniukai, vienas labai gražus, palaukit, ne, šitas. O, patelka. Taip, aš juos ir nufotografuosiu. Matėt, ne, rytinė žvejyba, viskas, be biški vėluoju, jau po 7:05 reiks paspaust per tapkę. Ir likiu darban ir prieš darbą, tikrai vasarą nėra ko miegot, atsikelt anksčiau, realiai 4 valandą būnė nežero, 7 gali nusiimti lynui pagaudyti, pilnai hebra užtenka. Tiesiog nereikia sėdėti namie, atsikėlė, nuvažiavai, pažvejojai 3 valandas į degalinę, kavos, košės įsicirkalkiai ir į darbą. Ir bus nuostabi darbo diena, nes emocija nereali.